Einam į baisinio dydžio turgų, ten kur, blėt, man nepatinka labai. Realiai patinka, bet kur iš mane žvengia, karočią pastovi. You big, you have a small one. I'm small girl. I have a big one. Kad nusigauti iki vietos, mums reikės važiuoti 2 traukiniais. Vienas vadinasi BTS Skytrain, kuris eina virš gatvės, o kitas MRT, tai traukinys, kuris eina po žeme. Per visą laiką, kiek čia gyvenu, nesu matęs, kad žmonės taip elgtųsi požeminiai MRT stoty. Kaip jau pastebėjot, šita mergaitė niekada nebūna liūdna. Crazy! What the fuck? Šis turgus yra be galo didelis, kad tenais ras kažką reikia apeiti nemažus plotus. Kaip ir visuose Tailando turguose reikia žiūrėti, kad neatsitrenk galvos, neatsitrenkti kokį išsikišusi prekystalį ir kad nesuvažinėtų motoroleris. Į šį turgų kiekvieną kartą važiuojam nusipirkti jūros gėrybių ir mėsos. Šiame turguje dar nesu nusipirkęs neskanaus ar nešviežaus daikto. Pasirinkimas yra tiesiog nenormalus. Kur pažiūrėsi, tenais maistas. Ir viskas atrodo skanu, viską norisi pabandyti. Šitokio didelio jūros gėrybių pasirinkimo aš nesu matęs per visą savo gyvenimą. Didžiąją dalį žuvų, kurias čia pardavinėja, matau pirmą kartą gyvenime. Kiekvieną kartą, kai einam apsipirkinėti su drauge, viskas kainuoja apie 10% pigiau. Spėkit kodėl. Koi fish? Pork? Tastes like crocodile. Yes. Yeah, I told you. อันนี้หมูป่าดิ Okay. ทำไหมพี่ Pork. Pork? อันนี้ให้เราทำอะไรไหม What's that? Yes. Oh, how much? Wait. You want beef or beef? Kai perki žuvį, pardavėjai paklausė, ar ją išvalyti. Klausė dėl to, nes šioje šalyje, tam tikruose regionuose yra tradicija tiesiog žuvį valgyti nevalytą.
Neišmetama niekas, išmetama tik žvinai ir pelekai, viskas, kas viduje suvalgoma. Mano draugė atsidaro žuvies galvą ir suvalgo viską, nepalikta nei akis, nei smegenis, niekas. Šiandien jaučiu nusipirksim varlių ir jinai pagamins man varlių. Oi, blet. Dar gyva karočia. Eik tu savo. Fuck me. Kaip mes žiaurus, ką? Kaip mes žiaurus, ką? Oh, man. Too many people every day. Yeah. Karočią einu po turgų ir mano kuprinėje spurda žuvis. Belia kaip spurda.ตับแค่ตับ กิโลละ140 250. Pas šitą moterį kiekvieną kartą perkam jautienos kepenėlės. Ką darom su kepenėlėm, tai tiesiog susipjaustam kubeliais, išsikepam ir padedam į šaldytuvą ir kiekvieną dieną valgom po 20-30 gramų. Po gerą saujelę, kaip vitaminą. Šiuo metu mano kuprinėje 15 kg jūros gėrybių ir mėsos. Apsipirkom, pamatėm daug vaizdų, prisikvėpam daug kvapų ir judam link namų. Oh, look. Yeah. They're expensive.